pasakyti, kad Kauno Žalgirio choras niekur nedingo ir dar sugrįš. Ar norit, kad sugrįžtų? Labai smagu. Man visada smagu, kada čia ateina į sceną ir taria gražius, šiltus žodžius. Ar tai kunigai, ar tai vyskupai, ar prezidentai. Todėl dabar mes norime pakviesti labai gražią vieną šeimą. Kviečiame Vidą ir Zenių Mištautus. Prašom. Paplokite jiems, tai yra labai graži, šauni šeima. Noriu pasakyti, kad jų šeima yra patyrę labai daug savo gyvenime sunkių valandų, sunkių išbandymų. Todėl mes norime jų paklausti ir pasidalinti mintimis, kas jiems padėjo sunkią tą valandą. Labas vakaras. Labas vakaras. Iš tikrųjų mes labai jaudinamės, kadangi esame nepripratę kalbėti tokiai auditorijai. Pamačiau šiandien šventį, o mes ruošiamės kalbėti apie skausmą. Iš tikrųjų, tai mums labai pasisekė. Mes esame gimę krikščioniškose šeimuose. Ir mums pavyko tikėjimą išlaikyti iki šių dienų. Užauginame 4 vaikus. Šiandieną 2 dukros yra ištekėjusios ir jos augina 5 anūkus. Jie dabar moko viešpaties tuos mūsų mažylius. Iš tikrųjų man pasisekė, kad aš suradau šitą žmoną, mielą Vidą, kurią pamilau dar nematęs. Kaip ištarė jos vardą, aš supratau, kad jis bus mano. Ir aš esu jai be galo dėkingas, nes mes kartu jau 34 metai. Paplokime! 24 metai. 34 metai. Bet gyvenime būna bet. Prieš 5 metus žuvo mūsų sūnus kartu su mergaitė, kurią buvo susipažinęs į antrą pasimatymą. Jam buvo 25, jis dar gyveno mūsų šeimoje, dirbome kartu. Ir iš tikrųjų skausmas buvo begalinis. Ir ištverti šitą skausmą padėjo tik tai Dievas. Prisimenu, kad tai vyko, aš klausiau, Dieve, už ką aš tau padariau. Aš save laikiau gerą krikščionę ir buvau įsitikinusi, kad man nieko panašaus negali įvykti. Buvau patenkinta savimi. Dabar ši nuostata manyje sudužo. Prisimenu dar tą patį vakarą. Visą savo skausmą atidaviau Jėzui. Ir meldžiausi daug ir iki šių dienų. Ir šitą maldą man buvo kaip vaistai, vaistų visai nereikėjo. Ir dabar žiūrint, kadangi prieš 5 metus tai vyko, aš matau, kad kančia suvienyta su Kristaus kančia keičia gyvenimus. Mūsų šeima liko visiškai perkeista. Tikėjimas pasidarė stipresnis. Aš radau gyvą ryšį su Dievu. Aš išmokau priimti ir neigiamas situacijas, jas analizuoti. Jeigu Dievas jas siunčia, reiškia jos reikalingos mano tobulumo keliui. Padidėjo atjauta ir gailestingumas kenčiantiems. Mes išmokom branginti vienas kitą. Mūsų visi šeimos nariai buvo perkeisti. Kadangi tuo metu mes nebelankėm dažnai kapus, mes matėme moterį prie žemės kauburėlio, kuri, kada beteisi, stovėjo ir verkė.
Ir mes priėjom ją, pakalbinom. Ir na, iš tikrųjų buvo didžiuliam skausme, nevilty, nes ji manė, kad sūnus yra pražuvęs amžiams, ji neturėjo vilties, neturėjo tikėjimo. Ir mes po truputį pradėjom su ją kalbėti. Po kurio laiko sutikom kitą šeimą, vėliau trečią šeimą, dar vėliau vieną kitą sutikome. Ir mes po truputį pradėjom su jais dalinti savo skausmu. Po truputį pradėjom kalbėti apie viltį, kad mūsų vaikai yra pas Viešpatį, jie nėra pražuvę, jie nėra mirę. Tik tais, kad mes negalim jų šiandieną matyti, bet gyvenimas jie kaip rūkas, mes kitoj susitiksim. Ir iš tikrųjų, po truputį šiandieną mes tarsi maldos grupė, mes susirenkam, bendraujam, dalinamės skausmu, mes galim verkti ir džiaugtis. Ir iš tikrųjų, po truputį mes įgauname gyvenimo džiaugsmą ir viltį. Ir ačiū tai Viešpačiui už tai. Paplokite šiai stipriai, gražiai šeimai. Ir mes norime jums padovanoti. Štai mūsų dukros Neringutės rankose yra ikona. Tai yra šventa, graži šeima ikonoje. Taigi, Neringutė, įteik šiai gražiai šeimai šią ikoną. Visi dar paplosime. Dėkojame už jūsų stiprybę ir linkime, kad niekas daugiau neužkluptų jūsų šeimos. Ačiū labai jums. Na, pas mus dar irgi yra viena šeima, kurią mes norime dabar pakviesti į sceną. Nežinau, ar jie pasiruošę, ar žino, bet mes pabandysim, gal ateis. Kviečiame Jurgitą ir Vytautą Salinius. Prašom į sceną ir jų vaikus Saulė, Viltautas, Simonas, Adomas ir mažas kūdikis Vincentas. Prašom į sceną. Aš nežinau, kiek čia mes suskaičiavom tų vaikučių, dabar dar skaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5 ir tokie jauni visi. Paplojam! Tai turit daug vaikučių. Kas yra tas toks džiaugsmas turėti vaikučių ir tiek išlaikyti jų? Nu va, gavau ir aš mikrofoną. Kaip laikotės? Mes tenksimės ilgai netrukdyti, nes ten jau laukia būrys bėgti sceną, tai bijom, kad mūsų nenušluotų. Tai mes labai greitai stengsimės ir norime su jumis pasidalinti mūsų šeimos 3D. Kas mūsų šeimoje tai yra. Ir aišku, kaip ir visada, žinote, ta visa pradžia tai neapsieina be kažkokių tai netokių nesklandumų, ne? Tai išeinant į sceną, aišku, kaip priklauso, viską apsipyko, ne? Tai turbūt nelaimingi veidai. Bet ką darys, toks gyvenimas. Tai pradėkime. Stovim prieš jūs ir drąsiai galim pasakyti, kad mes tikrai jaučiamės apdovanoti. Apdovanoti esame visų pirma gyvenimui, kurį išleido mūsų tėvai ir už tai tikrai labai jiems esam dėkingi. Labas, tėti. Esame apdovanoti tai žmonėm visais, kuriuos sutinkame savo kelyje ir kurie mums padeda augti ir bręsti. Ir, aišku, pirmiausia, norime kalbėti apie dovanas, kurias gauname. Ir man manau, kad net jau man buvo labai sunku pripažinti, kad tai, ką aš gaunu, kad tai yra dovanos. Tai buvo tarsi savaime suprantama ir man užtruko laiko, kol galų gale aš ryžausi įsipareigoti ir, tarti taip šeimai. Ir jau 10 metų mes esame kartu ir galiu paliudyti, kad tai yra pati didžiausia dovana ir kad tai yra patys geriausi ir laimingiausi mano gyvenimo metai. Kaip ir kiekvienoj šeimoj, taip ir mūsų šeimoj džiaugsmai, kuriuos mes patiriam, keliauja kartu su iššūkiais. Ir jų kasdienoj netrūksta. Visai būna tų dienų, kada vienam ką nors skauda, vienam tiesiog liūdna, kitam dar kažkas nesiseka. Ir džiaugtis kartais atrodo tikrai nelabai ko turim.
bet kai gali prieiti, apkabinti ir paguosti, kai mūsų mažasis Adomas visus sutikdamas po dienos tarp durį apsikabina ir sako, aš myliu tave. Arba kai po ilgos nakties bemiegės, arba po tiesiog įtemptos dienos tarp visų ginčų ir nesutarimų pasižiūriu Vytauto akis ir matau juose ir supratimą, ir paguodą, tada aš išgyvenu tikrai džiaugsmą. Jau ne kartą esame patyrę, kad džiaugsmas mūsų šeimoje auga sulig kiekvieno naujo šeimos nario atkeliavimo. Ir aišku, kad pradžioje visą laiką tai tarsi sukirba toks nerimas, sukirba abejonės ir kyla įvairios mintis, ar sugebėsime, ar užteks duonos, ar užteks kantrybės. Ir patirtis parodė, kad ir duonos, ir kantrybės užtenka, atsiranda dar daug daugiau gėrybių ir pačiais netikėčiausiais būdais. Ir ką mes labiausiai išgyvenom, tai kad sulig kiekvienu atkeliaujančiu vaikeliu, sulig kiekviena naujos gyvybės žinia, džiaugsmo prisipildo ne tik mūsų širdis, bet ir mūsų artimųjų ir mūsų draugų ir bičiulių. Mes visi kartu tikrai džiūgaujam. Ir jų beje nemažai ir čia yra. Turi su rankos! Ir ne visas dovanas sugebėtume atpažinti ir jomis džiaugtis ir jomis dalintis, jeigu ne pati didžiausia ir ta pilnačiausia tokia, kaip sakant, 3D, viena ant kitos susiveria ir gaunasi viena tokia didžiulė D. Ir ta dovana mums yra tikėjimas. turbūt jeigu ne tikėjimo dovana, už kurią mes už visas kitas esam be galo dėkingi Dievui, mes įtariam, kad turbūt nesugebėtume priimti, pirmiausia pažinti, o po to ir priimti visų kitų, ar bent daugelio iš tų dovanų, kurias patiriam per savo vaikus, per šeimą, per artimuosius, per įvairius įvykius, kurias išgyvename drauge. Viskas, baigiam. Ir norint pabaigai, tai tiesiog tokie kaip palinkėjimai ir padrasnimą visom šeimom. Gal čia yra kunigas Petras? Petrai? Ne, neatsiliepė. Yra toks katalikų kapelionas Petras Spik. Tai jo tėtis, Rafaelis Spik, yra pasakęs tiesiog stebuklingą frazę. Jis sakė taip, kad šeimoje visi vargai dalinasi iš šeimos narių skaičiaus, o visi džiaugsmai dauginasi iš narių skaičiaus. Tai jums to ir linkime. Ačiū Jums už kantrybę. Ačiū Jums, Jurgitui ir Vytautai, nepabėkit, dar iš Neringutės rankų užtai šventa ta graži ikona Neringutė. Įteiko visi garsiai, paplojam šeimos tadai, gražiai, dideliai šeimai.